Sveiki visi, mano vardas Aistė, daugiau apie mane ir Etsy galite sužinoti mano puslapyje etsykonsultacijos.lt. Šiandien aš norėčiau pakalbėti apie Etsy finansus. Vienas iš dažniausių klausimų, kurio aš sulaukiu tiek per konsultacijas, tiek bendrai, yra kaip suskaičiuoti, kiek mokesčių aš sumoku Etsy. Tai iš tiesų šitą padaryti yra ganėtinai nesudėtinga, jeigu žinai, į kurias dedamąsias reikėtų žiūrėti. Tai aš bendrai paėmus visą laiką tokį kaip rule of thumb, naudoju 15%. Ir dabar pasižiūrėsime, kiek tas 15% vienu ar kitu atveju yra tikslu. Etsy mokesčiai skirstosi grubiai paėmus į dvi dalis, tai reiškia tai, ką jūs mokate visada, nesvarbu nuo kokio pardavimo, ir tie mokesčiai, kurie ateina iš reklamos. Taigi, kokie yra standartiniai Etsy mokesčiai, kuriuos moka visi pardavėjai, pardavę kažkokią tai prekę Etsyje? Tai pirmiausia, tai yra mokestis už finansinę transakciją, kuris anksčiau buvo išskaidytas priklausomai nuo to, ar jūs turėjote atskirai mokesčius PayPal ir atskirai mokesčius Etsy. Tačiau šiuo metu didžioji dalis pardavėjų turi suvienodintą šitą mokesčių sistemą ir mes visi mokam pagal Etsy Payments. Bet vėlgi priklausomai nuo šalies šitie mokesčiai yra skirtingi. Mums Lietuvoje, tai yra Europos Sąjungoje, šie mokesčiai sudaro 4% nuo pardavimo sumos, visos pardavimo sumos, tai yra įskaitant ir siuntimo mokestį, plus 30 europietiškų centų. Kodėl šitie 30 europietiškų centų yra svarbu? Jie pasidaro svarbus tada, jeigu jūs parduodate žemos vertės prekes. Tai reiškia, arba prekiaujate, pavyzdžiui, digital downloads, arba jūsų prekės tiesiog yra nedidelės vertės, ten iki poros eurų. Tada tas 30 centų už pardavimą sudaro gana ženklų procentą jūsų prekės vertės. Jeigu jūsų prekės yra brangesnės, tai tas 30 centų tiesiog dingsta bendrose sumose. Taigi, mes dabar turime 4 eurus plus 30 centų, tai yra mokestis už pačią finansinę transakciją. Kitas mokestis, kurį mokame mes visi kažką pardavę, yra mokestis už pardavimą, už pačią prekę. Tai yra tai, ką Etsy pasilieka savo kaip atlygį už tai, kad mes naudojamės jų platformą. Ir šitas mokestis dar visai neseniai buvo 5%, tačiau dabar jisai yra pakeltas iki 6,5%. Tas, jeigu taip absoliučiai skaičiai skaičiuojant, tai tas pakilimas sudarė 30%, tai yra 1,5% yra 30% nuo 6,5%. Tačiau bendroje sumoje jūsų visi mokami mokesčiai Etsy pakilo grubiai paėmus tik 1,5%. Tai nėra labai daug ir Etsy mokesčiai vis dar išlieka vieni iš žemiausių tarp visų praktiškai platformų, kuriuose mes galime efektyviai pardavinėti. Tai yra Amazonas ar eBay'us ima daug didesnės sumas. Taigi, mes turime jau dvi sumas, tai yra 4% už finansinę transakciją ir 6,5 plus 30 centų ir 6,5% už patį pardavimą. Kodėl aš neskaidau šitos sumos į sumą už siuntimą ir sumą už prekę? Todėl, kad procentai yra identiški. Tai padaryta iš dalies tam, kad apsisaugoti nuo sukčiavimo, kai žmonės dalį prekės kainos perkelia į siuntimo kainą, taip anksčiau darydavo, kol siuntimas būdavo neapmokestinamas Etsyje. Tačiau dabar šita suma yra
identiška, taigi grubiai mes galime skaičiuoti, kad prekės kaina apima ir siuntimo kainą. Tai reiškia, mes turime 4% plus 30 centų plus 6,5%. Tai yra 10,5% plus 30 europietiškų centų yra mūsų prekės pardavimo kaina grubiai paėmus. Plus, jeigu tai yra atsinaujinanti prekė, tai 20 amerikietiškų dolerio centų, vėlgi tie valiutų kitimai dėja atsiranda dėl to, kad kai kurias sumas doleriais mums sako ir mes už jas mokame doleriais, kurios paskui yra pakeičiamos į eurus, kitos sumos yra tiesiogiai iš karto eurais. Tai tie 20 centų mokestis yra nepriklausomai nuo to, ar mes pardavėme prekę ar ne, bet jeigu prekių yra daugiau negu viena, tai kai kažkas iš mūsų nuperka prekę, automatinis atnaujinimas iš karto nuskaičiuoja nuo mūsų sąskaitos 20 amerikietiškų centų už prekės atnaujinimo pratęsimą. Nuo visų šitų sumų, tai yra nuo visų ECO mokesčių, skaičiuojasi 21% PVM, tai yra tiek, kiek mes Lietuvoje mokam už PVM. Ir jos visos yra apmokestinamos PVM. Tai grubiai, jeigu jūs skaičiuojat mokesčių sumas, tai reikėtų dar nuo šitų mokesčių priskaičiuoti 21%. Nesuklyskite, PVM yra skaičiuojamas nuo mokesčio, ne nuo jūsų viso pardavimo. Na, žinoma, nuo viso pardavimo PVM yra skaičiuojamas tokiu atveju, jeigu jūs esate PVM mokėtojai. Tai čia yra vienas tipas mokesčių, kuriuos mokame mes visi, ir kitas tipas mokesčių yra mokesčiai už reklamą. Tai tiesiogiai nuo pardavimo yra skaičiuojamas mokestis tik už off-site reklamą, tai yra pardavimus atėjusius iš išorės, iš tų platformų, kuriuose atsireklamuoja visas mūsų prekes. Na, ne visas mūsų prekes, bet tai, kas jiems atrodo, kad atitinka pagal raktažodžius ir panašiai. Taigi, kaip skaičiuojasi šitas procentas? Jis yra dvejopas, tai reiškia, jeigu jūs per praėjusius ankstesnius savo periodus, metų ilgio periodus, neturėjote pajamų iš ECO didesnių negu $10,000 per metus, tai jums šitas mokestis yra 15% nuo pardavimų ir jūs laisvai galite atsisakyti Etsy Offsite Ads, tai yra nuėję į savo parduotuvės puslapį, tenais yra nuoroda, per kurią jūs galite tiesiog išjungti Etsy Offsite Ads. Ir kitas procentas yra tiems, kas jau turi per metus, iki tol buvusius metus laiko, pasiekia $10,000 pardavimų Etsy'je, ir jiems yra taikomas 12% nuo pardavimo, jeigu pardavimas atėjo iš Etsy Offsite Ads. Ir šios reklamos tokios parduotuvės atsisakyti negali. Tai jeigu mes gauname pardavimą, kuris yra atėjęs iš Etsy Offsite Ads ir mes nesame per metus pardavę daugiau negu už $10,000, tai mūsų bendras procentas, kurį mes sumokama Etsy'ui, bus toks: 10,5% plus 30 centų tas bendras mokestis už finansinę transakciją ir už patį pardavimą, plus 15% už Etsy Offsite Ads, kas sudaro 25,5% plus 30 europietiškų centų. Tai yra visa suma, kurią jūs sumokėjote už pardavimą, kuris atėjo iš Etsy Offsite Ads. Jeigu jūsų parduotuvė jau yra suprekiavusi už daugiau negu $10,000 per metus, tai jūsų procentas, kurį jūs paliekate Etsy'ui už pardavimą atėjusi iš Etsy Offsite Ads, bus tie patys 10,5% plus 30 centų plus 12% iš Etsy Offsite Ads pardavimo, tai yra sumoje 22,5% plus 30 europietiškų centų. Vėlgi, kaip pasiskaičiuoti, koks yra vidutinis procentas, kurį jūs sumokate Etsy'ui už pardavimą,
norint įtraukti į jį pardavimus iš off-site ads, tai reikėtų pasižiūrėti, kiek vidutiniškai per mėnesį pas jūs ateina pardavimų iš Etsy off-site ads. Tas skaičius, tas procentas dažniausiai būna ganėtinai stabilus, dėl to, kad iš praktikos aš pastebėjau ne tik savo parduotuviai, bet bendrai, kad Etsy off-site ads srautai dažniausiai nesviruoja, jeigu jūsų prekės nėra sezoninės. Ne tiek sezoninės, kiek, pavyzdžiui, skirtos kažkokiom tai šventėm, ar ne? Jie dažniausiai tie Etsy off-site ads pardavimai apima vieną ar kelias jūsų parduotuvės kategorijas ir gana stabiliai ateina į panašias prekes. Matyt, jūs tiesiog pataikėte su kažkokiu tai raktažodžiu, kuris turi gerą matomumą Google, Bing ar kur kitur, kur Etsys reklamuojasi. Ir iš tų prekių parodymų ateina pardavimai į jūsų parduotuvę. Taigi, skaičiuodami savo maržas prekių, pasiskaičiuokite, kokios yra išlaidos, kurias jūs patirėte tiesiogiai parduodami Etsy. Tai vėlgi grįžtant atgal į pačią pradžią, kai aš sakiau, kad aš paprastai skaičiuoju 15%, tai man vidutiniškai sudėjus Etsy off-site ads, panašiai ir gaunasi, kad aš Etsy'ui palieku maždaug 15% vidutiniškai nuo savo prekės kainos. Tai man šitas padeda pasiskaičiuoti, kokios turėtų būti maržos mano prekių ir nesijausti nuskriaustai ir neverkti kaip daug kas Etsy forumuose, kad Etsys juos apiplėšinėja ir jiem nieko nelieka. Tai šita dalis yra labai svarbi, mokesčių nereikėtų pamiršti, aišku, vėlgi paskui prisideda kiti mokesčiai, kuriuos mes mokam Lietuvos valstybei, bet čia jau yra atskira tema ir kadangi aš nesu mokesčių konsultantas, aš tikrai jūsų nekonsultuosiu mokestiniais Lietuvos Respublikos klausimais. Tai apibendrinant, norint teisingai susiorientuoti Etsy mokesčiuose, mums reikia atkreipti dėmesį į 3 parametrus. Tai yra Etsy transakcijos mokestį, kurį mes paliekam už pačią finansinę transakciją, Etsy prekės mokestį, kurį mes paliekame už Etsy prekės pardavimą pačiam Etsy'ui, ir ar prekė buvo parduota Etsy off-site ads ar ne. Žinoma, papildomos sumos ateina ir iš kitų reklamų, tačiau jos nėra susijusios tiesiogiai su pardavimais, tai jos į maržą yra įskaičiuojamos truputėlį kitaip, negu aš čia dabar papasakau. Tikiuosi, šitas video jums padėjo ir jeigu turite daugiau klausimų, visada galite drąsiai kreiptis į mane aiste@etsykonsultacijos.lt arba tiesiog Facebooko žinutė ir galėsim suderinti konsultaciją arba jeigu klausimas yra tiesiog trumpas ir paprastas, galėsiu atsakyti jums iš karto. Geros dienos, iki.